Treneri, pirmiausiai sveikinimai su pergale ir kokios jūsų pirmos mintys apie šios dienos rungtynes? Tai sveikiname komandai, rezultatas kaip ir užtikrintas toks, bet iš kitos pusės aš manau, kad turėjom solidžiau sužaisti, ypač kai kuriais momentais, kada atidavėm riteriam iniciatyvą. Tai aš suprantu, kad po pirmo kėlinio 3-0 galbūt sunkiau nusiteikti ar panašiai, bet turime būti sąžiningi prieš save ir jeigu norime kilti aukščiau, tai turime visas 90 minučių žaisti pilnu tempu, su atsakomybė, su aiškiais sprendimais, ko šiandieną nebuvo. Tai toks iš tikrųjų dvejopas jausmas, rezultatas kaip ir puikus, pati žaidimo kokybė turėtų būti geresnė. Jūsų akimis, kaip tas atrodė, ar komanda nevykdė per tas pirmas antro kėlinio 20 minučių kažkokių reikalavimų, ar riteriai galbūt tiesiog geriausią rungtynių atkarpą tada sužaidė dėl būtent gal nusiteikimo kitokio? Gali būti kelios priežastys, žinot, visų pirma, rezultatas tada dabar visų mintys tose europinėse rungtynėse. Galbūt kai kas pasisaugojo, galbūt kai kas nedabėgo ir iš tų mažų detalių viskas susideda. Tai nors kalbėjome prieš tai, kad toks kaip generalinė repeticija šiandieną turėjo būti, bet neatlikome visko gerai, kaip turėjome atlikti. Atlikote keletą pokyčių palyginus su rungtynėmis su Banga ir būna kartais tai prieš Europą treneriai ir nestato to 11-ko, kuris galbūt žais Europos varžybose. Tai jūsų akimis, ar tie žaidėjai, kurie gavo mažiau šansų pasireikšti starto sudėtyje, kokį jiems įspūdį paliko? Tai visų pirma, norėjusi truputį parotuoti sudėtim ir iš tikrųjų keitimai buvo planuoti kitokie. Tai korekcijų įnešė traumos, tas incidentas pirmam kėliny, kada reikėjo gynėją keisti. Tai realiai planas visiškai netoks buvo. O žaidėjai, kaip ir minėjau, aš nenoriu nei vieno išskirti, nes aš manau, kad buvo šiandien problemos visoje komandoje. Ne kiekvieno individualiai, bet nesužaidėm tikrai taip, kaip norėjom. Bet Ernestas Burzilauskas pelnė 2 įvarčius pirmosius Kauno Žalgirio komandoje. Ar tas, kad jis rungtyniauja mažiau, bet kiekvieną dieną dirba su aukšto meistriškumo žaidėjais, leido jums pamatyti kažkokį progresą nuo tos pirmos dienos, kai pradėjo pasirengimą su komanda? Džiugu iš Ernestą. Jau anksčiau buvau minėjęs, kad turime tikrai intensyves ir nelengvas treniruotės, konkurencija ten. Tai aš manau, kad ir kiekvienas žaidėjas individualiai ir mes kaip komanda judame į priekį. O pats Ernestas gavo šansą, jį išnaudojo puikiai ir plus aš pilnai suprantu, kad tiek Ernestas, tiek kiti jauni žaidėjai turėtų daugiau tų minučių gauti. Bet šiai dienai yra žaidėjai, kurie dažniau pradeda startiniam 11-ukį ir ta konkurencija yra didžiulė, tai stengiamės su treneriais radus progą daugiau duoti minučių ir jaunimui. Ir pabaigai žaisite ketvirtadienį Jonavoje, tad koks bus tas pasiruošimas rungtynėms su Velso komanda, kur ruošitės, ar važiuosite į Jonavą, bandysite bent gal porą dienų priprasti prie tos žvejos? Tai iš esmės pasiruošimas nieko nesikeis, kaip ir A lygai, tai lygiai taip pat ir ruošimės. Į Jonavą nuvažiuosim prieš tai keletą kartų, bet iš esmės ta danga galbūt tokia patinė, kur ir mūsų treniruočių aikštynė, tai ten to didelio skirtumo nebus. Tai faktas, kad norėtume žaisti savam stadione, kur esame pripratę, kur mums tikrai palanku. Bet situacija yra tokia, kokia yra, prie jos prisitaikysime ir bandysime parodyti gerą rezultatą.